Tai bandysim atsidaryti menyje. Gylis nedidelis. Tartui daviau gyvų. Turim pirmą žuvį. Smirdinčiai saldų. Sistemėlę kokią naudoju. Sveiki, vakar turėjau kaip žvejoj partuvuoti. Prakeitė viską. Sveiki, draugai. Šypsena mano veide, nes šiandien žvejosiu. O žvejosiu tokioj upėj, kuri randasi prie Šilutės, menyje. Tai bandysim atsidaryti menyje. Čia su vienu vietiniu kalbėjau, tai kabaliojas ten tie žuveliokai, vienas kitas, tai gal ir mums kažkas pasiseks. Tai va, nusitaikęs nesu į žuvį, tai žiobris, karšis, kuoja, kas kibstas bus gerai, svarbu gražią dieną, gražiai gamtoj praleisti laiką, kažką pagauti. Tai va jau rektuoju graibštą. Šiandien bus reikalingas ilgas graibštas, status krantas. Ir kas ieškot gero graibšto, lengvo, ilgo, tai va Kolmiko Arėja 5.1 yra 2 matmenų, 4 su viršum ir 5 su viršum. Tai va, žuvį be jokių problemų paimsiu iš tokio statumo. Ir prakalbau apie paieškas įrankių, tai noriu parekomenduoti, pareklamuoti. Pats perku iš parduotuvės www.lucky.eu. Tai pavasaris vis greičiau ir greičiau įsibėgėja, tai kažkas tai parduodat įrankius, keičiat į naujus. Ir tikrai galite užsukti tenais į parduotuvę. Daug Kolmik įrangos, daug tikrai galite platų sortimentą rasti, viską feederiui pasikeisti, plūdei, atsinaujintis, išviežinti, kaip sakant, eiti su didžiausia ta šypsena prie vandens ir gaudyti žuvį. Nes visada maloniau, kai atsinaujini, atsišviežini, nauji įrankiai ir taip toliau. Tai va, dar kartą va čia pamatysit užrašą, užeikit, nuorodą paliksiu aprašyme ir tikrai galite pasižiūrėti daug gerų įrankių, Kolmiko ir ne tik. Ir pradėti naują sezoną su naujais įrankiais. Na, o aš toliau ruošiuos. Šiandien va gali pažiūrėti labai paprastai šiandien. Kėdučiukę tokią ant plytų. Žodžiu, kėdę kokią radau namie, tokią pasiėmiau. Koliukas, meškerė, jaukas čia ant žemės, masalų, va krūva. Tokio dziko turiu, slieko, netgi šitų parazitų turim, matylius kažkur yra, kukurūzo. Na ir bandysim čia. Jauką sumečiau tai, ką turėjau, buvo 3 pakeliai pradaryti. Tai gavosi toksai eksperimentinis bus jaukas, gavosi, kaip aš ten sakiau, smirdinčiai saldus. Žodžiu, pabandysim. Nu, vis tiek toksai namiokas į žiobrį yra. Tai, nu, toks norėtus dar tą žiobrį pagauti. Tai vat ir tas smarvė jau, aišku, va tie krevetės. Nu, bet kas kibstas gerai. Gylis nedidelis, dugnas tai irgi toks smėlis jaučiasi, nes iš kranto irgi matosi, va, krantas smėlis. Tai čia irgi jokio, dar nėra jokio smūgio. Gaila švinukų, neįsidėjau sunkesnių. Menkšta. Nieko nerandu. Tai nežinau, bandysiu turbūt klipsuotis.
Va ten, kur eina, galbūt per vidurį taip, o kur čia ramu ir tokios lyg bangelės, lyg kažkoks tai pasikeitimas. Kiniškas suktukas. Va. Išlūžo. Pirmą kartą. Kad tuoj pasikeičiu, pratęsiu. 80 gramų neša. Ten vidury. Iš kur užkliuvo, bet tie kliuviniai tokie. Man nelabai patinka iš papraeitos žvejybos. Geriau, kad nusileistų ir stovėtų šėryko. Dedam tada kokį šiltuką. Šėryklas taip pat perku iš Lucky Tackle parduotuvės, tai ten taip pat rasite. Čia upinės su spuogeliais, kad užsikabintų, laikytų dugną geriau. Na, žiūrim, gal šimtukas stovėtų geriau. Čia lyg geriau. Nu ką, turim pirmą žuvį. Startui daviau gyvų, netgi kukurūzą dėjau, galvoju, gal koks šapalas atplauks, nu žodžiu. Padaviau ir pakarpiau ir suleidau, žinau, kokias 5-6 šėryklas. Nu ir pirma žuvis atsiliepė. O dabar ką žinau, kimarinu va. Visai smagiai taip, daiktų nedaug, ant kėdikės, o bus matyt. Šiaip renka žvejų, čia nam krante atėjo dabar porą. Visi išsimiegojo, tai sako, reikia ryt pažvejoti. Tai tikrai nežinau, čia srovelė yra, skaityk neša 100. Tai įrankių jau reikia tokių jau stipresnių, tai nežinau, gal kažkur tai, gal mano čia tam ruožė, nes būna. Klausi žvejo kiek laiko, sako 140 neša. Nueini kažkur atsisėdi, žiūri, kad tu gali su 40 gramų gaudyti, nu čia jau kaip pagal srovę jau čia, žinai, per posūkį išsilaužė ir čia gal pagreitėjimas yra, tai gal man ir neša. Tai va. Dzinkukų, kaip sakant, paukštukai pypauja, pavasaris artėja, smagu. Biški žolių va kabinos, viena kita plaukia. Antras žiubriukas. Didesnis žiobris.
Na, aišku, ne bartos žiobriai, bet... Ne. Ko norėjau, tą ir turiu, tai kimba žiobriai. Nu, ne veltui jauką smirdinti turim, smirdinčiai saldų. Ar kaip aš ten sakiau. Tai dabar gaudžiau va ant tokio, nežinau, matysit, ant tokio kabliuko. Mažytis čia visai. Ir tie tokie kibimai tarsi paima, nepaima, kertu, be masalo pareina kabliukas tuščias arba apseilėtas, apčiulptas. Nu, žodžiu, tai dabar galvoju, reikia truputį pasididinti kabliuką. Nu, nebūčiau aš, jeigu nepamirščiau pavadėlinis, bet visada pas mane jau yra, kaip taisyklė, turi būti bent jau šita pavadėlinė. Jeigu paliksiu vieną, tai bent šitą turėsiu. Tai tikrai labai gera, vat. Turiu įvairių kabliukų susirišęs visiem atvejam. Turiu mažiukų, kaip šitas buvo. Turiu didelių, vat, jeigu reikėtų tikrai jau šapalui kokiam gaudyti. Ir turiu dar, vat, kaip praeitoje laidoje matėt, turiu karolio kabliukų prisirišęs su, nu, jos vadinamos avižėlėm. Tai jos yra skirtos gaudyti žiobriam. Tai dabar, manau, ir pakeisiu į šitą, kurią nors. Imsim, va, manau, tokį kabliuką. Čia jis toksai biškit didesnis už mano, kur turėjau. Ir tai pirmas yra šitas. Ne. Kur šitas? Na, pabandom žalią su geltonu. Gal paskui pakeisim spalvą. Tai va, čia turiu metrinius susirišęs ir truputį dar pailgės. Nes ten apie 8 cm buvo kažkur. Tai va, labai geras dalykas. Galit pasižiūrėti. Kupriniai visada įsimetei. O mano ta medinė pavadėlinė, tai kažkur iki šinukišį pastatai, nepamatai ir neišsiveži. Tai va, labai geras dalykas. Dėl masalų norėčiau pašnekėti, tai, žinau, turėjau kibimų ant ką bedėčiau, ant kablio visada turėjau kibimą. Dabar paskutinis buvo kibimas ant dzikų krūvos. Tai dėjau dziką su matylium, dziką su pinka, visada buvo kibimas. Nu, dabar irgi pabandysim. Dar ko nebandžiau, tai pabandysim krevečių. Gal prisiviliuosim didesnį žiobrį. Galvoju, gal dar netgi ir pamalsiu į jauką. Yra. O, jau.
Jau. Nu va. Gali būti, kad stambesnis masalas su ryškia, kur čia užstrigo, su ryškiu kabliuku atnešė didesnį žiobriuką. Liuks. O, kai kvepia. Pats suvalgyčiau. Matė. Nu, lakis. Koks didelis. Super. Yra. Kur įlenda? Eina šiek tiek. Labanakt. Ešte, bliam. Nekelsiu. Nu ką, einasi visai neblogai. Tik išlaukimai ilgi. Taip maždaug apie 5 minutės. Gal daugiau. Norėčiau pašnekėti apie sistemėlę, kokią naudoju. Gal kažkam kyla klausimų, bet pas mane viskas tas pats, kaip gaudyčiau bet kurią žuvį. Susipainiojam šikti. Taip. Segtukas. Tas pats kiniškas, kur ryte nutrūko. Žodžiu, ant pagrindinio valo šėrykla. Stopariukas. Toliau eina kilpa. Ir fidergamas surištas su karoliuku. Taip pintą valą per karoliuką suriši, perkiši ir čia suriši viršui. O gumytę naudoju tam, kad amortizuotų smūgį, kad netiesiai į karoliuką, nes kad nesulaužytų. Na ir va, čia mazgelis. Ir pavadėlis eina kilpą padarai ir užneri ir užtempi. Ir atsiremi į mazgelį ir niekur nedings jisai. Tai va, tokia va ta sistemėlė. Labai greit susiriša. Ir va tinka visom žuvim.
Bliam. Kažkur užsikabinę buvo. Nutrūko pavadys. Ai. Kažkokia nesąmonė čia vyko. Žodžiu, draugai, dingo žuvis man. Pasidariau, bandžiau toliau truputį gaudyti, bet jokių rezultatų. Grįžau vėl į čia į artimą ir padariau pavadį labai ilgą. Tai va dabar nesupratau, va čia kabaliojos, kirtau tukštį ir trūko. Tai nesupratau, čia gal buvo kažkur užsikabinę ar kas čia. Nu žodžiu. Tai va, šalta šiaip. Jau saulė kaip ir slepiasi, tai truputį jau sėdėti nelabai čia malonu, bet dar kenčiam. Nežinau, dėl ko žuvis dingo, gal kad krevečių pakarpytų daviau, gal nepatiko. Vėl nežinau. Čia kaip surovėlį patinta. Kas ant kabliuko? Žvynas. Žvynas. Tik ilgs pavadys, tai taip, šitą sunkiai tą kėdumą. Nu, bet gal dar pagausim ką nors. Vilties yra. Žiobriuks, tinkliuks, žiobriukė, tinkliuks. Tinkliukė, žiobriuks. Nu. Jau ir gera. Nu ką, vėl prisikvietėm. Žiobriuks, tinkliuks. Ką, ilgas pavadys. Žodžiu, nekeisi, nepagausi, kažką reik mąstyti, kažką perdaryt, kažką. Avižėlę dabar tokią uždėjau. O pavadėlis va, nuo mano rankos iki šeryklos. 1,5 metro. Gerai. Tačiau metam, o to sutems. Nuknisa viską. Nušiulpi kabliuką. Nušiulpi kabliuką. Viskas, draugai, baigiau žvejybą. Iš tikrųjų, pradžia buvo daug žadanti. Kibimas tikrai įsijungė greitai, bet link galo tai dingo kažkur žuvis. Žodžiu, bandžiau tolintis, ilgintis pavadžius, nu, žodžiu.
nieko gero. Nu, tiesiog, matyt, žuvis tiesiog jau išsijungė ir viso ant vakaro, matyt, toks tas kibimas ir nieko nėjo padaryti. Tai pasižiūrim, ką pagavom. Nu, keli žiobriukai. Lakis viens radiacinis. Nu, žodžiu. O dar noriu priminti, toj paleisim, tai noriu priminti, kad užsukite į luckytackle.eu parduotuvę, kas ieškot naujų įrankių įsigyti, atsinaujinti, kaip minėjau pradžioj. Tai dar primenu, adresas bus aprašyme. Ir dar noriu pakviesti jūs į parodą, kuri vyks kovo 2-3. Tai viskas karpių žūklė 2024 metai. Abi dienas būsiu tenais prie Lucky Tackle stendo, tai tikrai užeikit, pasikalbėsim, pabendrausim, pasižiūrėsit kolmiko, gurza ir kitus Lucky Tackle įrankius. Ir praleisim gerai laiką, kaip sakant, pabendrausim. Ir ką, paleidžiu žuvį, o jums nei žvino, nei uodegos. Padėkit laiką, paprenumeruokit kanalą ir iki kitos žvejybos.